Radio centras. Linki jums geros nuotaikos. Pakalbėkim apie tai, apie ką mes labai trumpai kalbėjom tam oro uoste Karmėlavos. Taip. Yra ten, kam yra tekę iš ten skristi, yra ten tokia darbuotoja. Yra, taip, linkėjimai. Linkėjimai. Rimto veido moteris. Be humoro jausmo. Su jumoru. Karmėlavai labai buvo sunku išgyventi, turint kokį tai humoro jausmą kaip mes. Mes kalbam apie moterį, žavę moterį, kuri stovi prie baro ar už baro ir pilsto, nežinau, gėrimus. Duoda valgyti. Kartais duoda valgyti. Kartais. Jeigu paprašai, sako, kad, dabar karšto neturiu, dabar sekmadienis, jūs ką, durni? Reikės laukti. Pirmadienio, žinai. Aš tai pirmas įkėp tokią mačiau, bet tu sakykit, kad čia jau aiškus tipas ir dažnai matytas. Lygiai prieš metus laiko mes irgi panašių metų skridom į Didžiąją Britaniją ir ta pati moteris dirbo už to pačio baro ir buvo labai smagu ją šiais metais vėl pamatyti ir galvoju, vėl bus taip pat, nes mes kažkaip irgi tada taip kažką nevykusiai pajuokavom ir gavom tokį moralinį antausį iš jos akių. Ir supratom, kad nepraeis čia mūsų nekarmėlaviški juokeliai ir nusprendėm daugiau taip nejuokauti. Aš tą kartą. Be jos Karmėlavos uostas ne uostas. Ne uostas, visiškai. Lėktuvai, pilotas pirmiausia, ką žemyn leisdamasis klausė, ar dirba ta mergina bare. Dirba tuomet leidžiame, saugiai. O jeigu neskrenda į Vilnių. Radio centras. Linki jums geros nuotaikos.